Kalba užkalnis. Labą dieną, gerbiami radio klausytojai, televizijos žiūrovai. Nors ir toliau važinėju su pakaitinė mašina, kamera nepastatyta, todėl negaliu jums rodyti savo kelio nuostabiais Lietuvos keliais, jo labiau, kad prasidėjo pavasaris, sniegas, jau beveik visas, sakykime, 80% nutirpo ir šiaip yra gera, gražu, malonu. Mašina mano vis dar arba taisoma, arba vis dar galvoja, ar taisyti, ar ją išmesti ir man nupirkti naują po avarijos. Šiandien važiuojam iš mano namų Klaipėdoje su šuniuku pasivaikščioti į Šventąją. Kodėl būtent į Šventąją? Tai kad aš stengiuosi kaitalioti vietas, būdamas savo šuniukui atsakingų šeimininkų. Geriausia stengtis varijuoti kuo daugiau maršrutų. Turėti bent jau 10-20 skirtingų maršrutų, kuriais vedžiojate šuniuką ilgų pasivaikščiojimų. Todėl, kad jeigu vaikštote visą laiką tuo pačiu maršrutu, ten kokio nors pačiu patogiausiu prie namų, šuniukas vis dar eis ir vis dar atlikinės savo reikalus, bet jam bus vis mažiau įdomu. Šuniukui pasivaikščiojimas yra kaip Facebookas, tai yra jisai persiskaito uostydamas visas naujienas ir kuo labiau jisai intelektualiai užimtas, tuo ir čia jam yra intelektinis užsiėmimas. Kaip ir žmonėm, pavyzdžiui, ten skaitimas Facebooko, žiūrėjimas memų Instagrame ir panašių dalykų. Tai gali būti ne pats intelektualiausias užsiėmimas palyginti su kokiais nors dalykais, kurie yra, sakykime, ten filosofijos veikalai arba kiti kokie nors mokslai arba gilų estetinį pasitenkinimą sukeliantis dalykai, bet vis tiek tai yra proto užsiėmimas. Tai va, kai šuniuką tampote po visą laiką tais pačiais maršrutais, jam tas dalykas nusibosta, jam pasidaro nebeįdomu. Todėl kuo daugiau variacijos, kuo daugiau naujų kvapų, naujų įspūdžių, naujų aplinkybių, jam tuo labiau patinka. Pavyzdžiui, apie savo šuniuką aš pastebiu, kad jam iš tikrųjų nėra taip labai įdomu miške, jisai po mišką vaikšto ir pasiuosto, bet miške kvapų koncentracija nėra tokia, kokią jisai randa mieste. Ir, pavyzdžiui, net toj pačioj Palangoj. Mes dažnai gana važiuojam į Palangą, pasistatom mašiną kur nors iš Birutės parko pusės ir einam vaikščioti, truputėlį po parką pavaikštom, nueinam prie jūros, bet jam labiausiai patinka vaikščioti po Palangos gyvenamus kvartalus ir apžiūrinėti, jeigu jisai turėtų tokią, jeigu jam būtų leista, jeigu aš šito nesustabdyčiau, jisai eitų ir po visų žmonių kiemus, apuostytų ten visas duris, sandėliukus, šiukšlinės ir viską ką tik tai įmanoma, kur kuo daugiau yra kvapų, kuo daugiau yra įspūdžių, kuo daugiau yra informacijos. Bet aišku, kaip ir kiekvienais metais, kai nutirpsta dideli sniegai, išlenda labai daug šiukšlių ir, pavyzdžiui, Klaipėdoje, kuri yra, šiaip jau švarus miestas ir gerai prižiūrėtas, bet dabar gyvenamieji rajonai taip toli gražu neatrodo. Aš tikiuosi, kad šitie šiukšlynai ilgai nesitęs. O šiandien mes po šitos įžangos mes pasikalbėsime apie naftos kainas, todėl kad labai įspūdinga yra, kiek visur YouTube, internetuose ir visur kitur labai daug yra spekulacijų apie naftos kainas ir kiek kainuos čia benzinas. Kodėl taip darosi? Dar kartą priminsiu dalyką, apie kurį mes jau esame turiningai kalbėjęsi su jumis, tai žmogaus smegenys yra
ateities nuspėjimo ir prognozavimo instrumentas. Kadangi mūsų emocijos pagrinde generuoja nerimastingumą ir kalba apie tokius faktorius, kurie tą nerimastingumą sukelia, kažkokie tai pavojaus signalai, kažkokie tai pasąmonėn dedami signalai, kad kažkas ne taip, kažkas nauja, kažkas neįprasta. Tai kelia sudirginimą, kelia mūsų dėmesį ir automatiškai tuo pačiu mes užsiimam galvojimu, tai kaipgi čia bus, kas dabar bus, tai čia standartinis nerimastingas klausimas. Ir kai vienas iš dalykų, su kuriuo mes susiduriam kiekvieną dieną, ypatingai tie, kas vairuojam, žmogus kasdien susiduria su kainomis benzino. Ir benzino kainos arba dizelinio kuro, jos keičiasi, jos gali keistis kiekvieną dieną, jos gali keistis kelis kartus per dieną. Ir tai mūsų protui yra dirgiklis. Tai yra dirgiklis, todėl kad mes, kai ateinam į parduotuvę, mes tokių dalykų nepatiriam. Nėra tokio paties volatilumo, ten duonos, pieno, obuolių ir bananų kainos, kuris mus taip dirgintų. Paprastam žmogui, kai jis atvažiuoja į degalinę, tai jam gali reikšti, kad jam didelės kelionės kaina keičiasi 10 arba 20 eurų tą dieną. Ir tai yra 10 arba 20 eurų, jeigu tai yra daugiau, tai yra minus iš jo šeimos biudžeto arba prisideda prie jo šeimos biudžeto. Ir ne veltui yra dideli raudoni degantis skaičiai prie degalinių, kurie rodo benzino kainą ir visi motoristai pravažiuodami į juos reaguoja. Tai yra didelis mūsų protui dirgiklis. Ir kadangi tai yra dirgiklis mūsų protui, kadangi tai didina mūsų bendrąjį nerimastingumą ir susirūpinimą tuo dalyku, net jeigu mes turim pakankamai pinigų, kad užsipilti benzo, bet vis tiek tai didina, kaip jau sakiau, bendrą nerimastingumą, tokį bendrą lygį nerimo ir galvojimo, tai kaip čia dabar bus. Apie tai natūraliai žmonės labai nori kalbėti. Apie tai žmonės nori kalbėti, nes žmonės nori savo mintyse, naudodamiesi kitų ekspertizę, susidėlioti, tai kaipgi čia dabar bus. Kas bus rytoj, o jeigu jos taip toliau kils, tai ar čia jau bus už litrą 2 eurai, o čia kiti šneka, ojojo, gali būti ir 3 eurai, jeigu taip eis. Ir vienu žodžiu, ta panikos ir kontrolės praradimo pojūtis yra didžiulis. Ir todėl žmonės, kurie yra dviejų rūšių žmonės, vieni, kurie yra žiniasklaidoje ir kurie kiti yra politikoje, jie stengiasi apie tai nemažai pašnekėti. Politikai daro, ką gali, tai yra stengiasi generuoti paniką ir dėmesį į save, kad jie kovoja su tais dalykais, su kuriais negalima kovoti. Čia lygiai taip pat kaip politikai kviečia reguliuoti maisto prekių kainas. Politikai kviečia reguliuoti vaistų kainas ir daryti valstybinės vaistinės. Politikai kviečia ir kalba apie tai, kad reikia restoranus priversti nemokamą vandenį žmonėms statyti ant stalų. Politikai kalba apie tai, kad reikia valstybinio banko, nes bankų paslaugos žmonėms per brangiai kainuoja ir todėl negalima taip toliau gyventi. Tai čia politikai šito užsiima. O žiniasklaida kviečiasi į savo studijas begalės žmonių, kurie aiškiai pakalbės apie tai, kas žmonėms rūpi ir duos jiems tą švelnųjį narkotiką, tą nusiraminimą, tą tokią tabletytę, kad jiem pasakys, kaip tikrai bus. Sąžiningi analitikai, kurie kalba apie naftos kainas, jums ramiai pasakys,
tą patį, ką aš jums pasakysiu šiandien. Tai yra, kad niekas aiškiai nežino, kaip toliau tęsis dalykai su naftos kainomis pasaulyje. Tai tikrai nėra žinoma ir nėra neįmanoma prognozuoti, todėl kad mes per daug turime visokių kintamųjų ir nežinomųjų. Jų yra tikrai daug. Bet žmonės, kurie yra pizdukai, jums sako tik tai dalinius dalykus arba pasakoja apie galimus scenarijus, bet nepasako aiškiai, kad tai yra tik galimas scenarijus. Jie pasako taip, tokiu tonu, lyg tai jie žinotų jau, kas iš tikrųjų bus. Ir kvailesnis, naivesnis klausytojas į tai labai puikiai reaguoja, todėl kad jisai išgirsta, net jeigu jam pasako, kad žiūrėk, čia tik tai geriausias ir blogiausias scenarijus, arba yra tik tai 50% arba 30% tikimybė, kad taip įvyks. Ir paskui jam papasakoja scenarijų, jisai jau apie 50 ar 30% tikimybę bus pamiršęs, jisai tikisi, kad tas scenarijus bus išpildytas, kadangi būtent apie tokį scenarijų jam čia tika ir pasakė. Ir jisai paskui dar ir stebėsis, kad tas scenarijus neišsipildė. Tai pažiūrėkim labai trumpai tada, kodėlgi yra taip, kad mes nežinom, negalim pasakyti, kokia bus naftos kainų dinamika. Visi prisimenam 20 amžiaus naftos krizės dėl Izraelio karo su savo kaimynais arba dėl kaimynų užpuolimo artimuosiuose rytuose ant Izraelio ir bandymų jį sunaikinti, kai buvo monopolinė naftos prekybos organizacija OPEC'as, kuri galėdavo prisukti naftos gamybą ir labai staigiai prispausti visus naftos vartotojus, tai yra ypatingai tuos, kurie labai pasikliauna nafta, kadangi važinėja visą laiką automobiliais, tai mes kalbame čia apie tuos, kurie yra vakaruose, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tada buvo didžiulės naftos krizės, ten didžiuliais kiekiais, didžiuliam proporcijom pasikeisdavo naftos kainos degalinėse, pradėdavo valstybė irgi panikuoti, pradėdavo normuoti benziną. Kai tik pradeda valstybė ką nors normuoti, tai tada žmonės iš karto toliau pradeda panikuoti ir perka neracionaliai. Prasideda toks dalykas, kuris vadinasi panic buying, apie kurį galima trumpai pasakyti taip, žiūrėkit, jeigu visi automobiliai, kurie yra keliuose, aš nekalbu apie krovininius automobilius, kurie yra profesionaliai vairuojami, bet šiaip visi automobiliai maždaug vidutiniškai važinėja su puse degalų bako. Iš tikrųjų, truputėlį mažiau, bet panašiai kažkur tai apie pusę degalų bako vidutiniškai turi kiekvienas važiuojantis automobilis, jeigu išskaičiuoti vidurkį. Kai kas mėgsta, kaip pavyzdžiui, aš važinėti su pilno, kai kam užtenka važinėti su ketvirčiu arba net biškį mažiau ketvirčio ir jisai pradeda prisipilti tada, kai pradeda mirksėti lemputė. Dabar įsivaizduokime, kad prasideda panikos pirkimai ir kiekvienas žmogus staigiai, tai yra per kelias paras, per 2-3 paras, pakeičia savo benzino prisipilimo įpročius. Tai yra visi pradeda norėti visą laiką turėti pilną degalų baką. Ir tada įsivaizduokim, kad jeigu, sakykime, degalų bakas yra 60 litrų, žmogus paprastai važinėjo su savim tampėsi 30 litrų, tokį pradėdavo piltis, kai jau ten visai nedaug likdavo. O dabar kiekvienas vidutinis vairuotojas
ima ir prisideda po 30 litrų dar. Tai yra iki pilno bako. Kartoju, mes čia skaičiuojam apie vidurkius. Tai jeigu yra milijonas automobilių, sąlyginai, sakykime, ir tie žmonės, kurie tais automobiliais važinėja, kiekvienas staigiai per 1, 2, 3 dienas prisipila 30 litrų degalų daugiau negu paprastai. Tai yra suvartojimas pikinis tą savaitę padidėja 30 milijonų litrų. Įsivaizduokit, kas yra 30 milijonų litrų. Tai yra, kaip čia? Tai yra tikrai 30 tūkstančių tonų. Tuo tarpu visa degalų logistika yra pastatyta just in time. Niekas nenori, neapsimoka turėti didelių rezervuarų, kur be reikalo marinuosis milijonai litrų degalų. Todėl, reiškia, viskas staigiai degalinėse nusimuša. Todėl, kad, reiškia, reikia daugiau užsipirkti iš didmenininkų. Didmenininkai turi daugiau tikriausiai pagaminti. Reikia daugiau išvežioti po degalinės. Ir tai staigiai nesigauna. To nesigauna padaryti per kelias dienas ir tada atsiranda panic buying. Tada žmonės pradeda matyti tuščias degalinės. Degalinės, kurios neturi degalų. Kitos degalinės automatiškai kelia kainas. Ir tada pasidaro panika ir tada tas degalų pirkimas trumpam laikui jisai pasidaro dar labiau isteriškas, todėl kad žmonės pradeda pilti į kanistrus ir pradeda daryti visokias tokias kraštutinės nesąmonės. Niekam nuo to geriau nepasidaro, viskas išsibalamutina, tiekimo grandinės nusitrauko ir viskas pasidaro toks chaosas, kur neįmanoma planuoti. Tai buvo tokie dalykai, kurių kiekviena vyriausybė, kiekviena šalis stengiasi išvengti. Todėl, kad normalioj, gerai sustyguotoj vakarietiškoj visuomeniai, kur šalyje, ekonomikoje, kur viskas padaryta, kad viskas veiktų lėtai besikeičiančią dinamiką. Jeigu nuosmukis, kad jisai eitų po truputį, jeigu pakilimas, kad jisai irgi eitų po truputį. Todėl, kad bet kokios sprogstamosios tendencijos, jos nieko gero neatneša. Jos neina niekam į jokį pliusą, suprantat. Tai čia truputėlį mes nuėjom nuo temos, bet dabar, kas atsitiko dabar? Kodėl kainos pradėjo taip gana ženkliai kilti? Pradėjus arba tęsiant Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Izraeliui karo veiksmus Irane, šita teroristų ir šūdžių valstybė su ajatolom, jinai negali priešintis tiesiogiai ir todėl, kaip tai daro paprastai silpnieji, jinai priešinasi asimetriniu būdu. Tai vienas iš dalykų buvo, kaip mes aptarėm mūsų vienoje iš ankstesnių laidų, šparina į Persų įlankos šalis. Tai yra ten sunitų visokias monarchijas prie Persų įlankos, o kitas dalykas, ką gali Iranas padaryti, tai užblokuoti išėjimą iš Persų įlankos. Persų įlanka tai yra tokia, Persų įlanka yra toks baseinas tarp, sakykime taip, tarp Arabų pusiasalio ir Irano, būtent todėl jis ir vadinasi Persų įlanka, todėl kad Iranas kažkada tai buvo Persija. Ir žmonės tenai gyvenantis iraniečiai iki šiol yra persai ir kalba persų kalba. Tai ir ten yra rytiniai jo daly,
toksai vadinamas Hormuzo sąsiauris, Straits of Hormuz, kurį kontroliuoja Iranas. Iranas gali nesunkiai kontroliuoti tą sąsiaurį, sudarydamas pavojų išeinantiems tankeriams. Ar tie tankeriai būtų iš Saudo Arabijos, ar iš Jungtinių Arabų Emiratų, ar iš kitų šalių, jeigu jie negali praeiti per tą Hormuzo sąsiaurį, jie sustoja ir pasaulis negauna labai daug naftos. Per Hormuzo sąsiaurį normaliom sąlygom eina 20% pasaulio naftos. Tai yra labai labai daug. Ir kai tos naftos nepraeina tiek, kiek reikia, automatiškai rinkoje didėja tos naftos kaina. Taip bent jau buvo anksčiau, kad vien tik tais dalykais, kurie dedasi Persų įlankoje, galima labai kontroliuoti ir paveikti pasaulio naftos prekybą. Kai mes sakome, kas dabar bus ir ar kils benzino kaina, dabar naftos kaina pakilo iki $100 už barelį standartinės vakarietiškos Brent crudo, ten yra skirtingos klasės naftos, rusiškai yra standartiškai Urals pigesnė, yra West Texas Intermediate ir yra Brent. Tai ten dar aišku visokių standartų kitokių yra. Bet pasaulis iš tikrųjų pasikeitė ir atsitiko taip, kad jeigu naftos kaina pradeda kilti vienoj vietoj, tai iš karto atsiranda specialūs, ypatingi automatiškai praktiškai reiškiniai, kurie tą kainą ilgainiui sureguliuoja, bet nestaigiai sureguliuoja. Čia tas pats buvo, sakykime, dėl ko viena iš priežasčių, kodėl žlugo Sovietų sąjunga, todėl kad nuo maždaug 80 metų iki tada, kai užsidengė Sovietų sąjunga surūdijusių kibirų, labai nukrito naftos kainos. Naftos kainos nukrito labai staigiai todėl, kad jos prieš tai buvo labai pakilusios. Būtent buvo pakilusios dėl Arabų pusiasalio šalių, dėl sunitų šalių prie Persų įlankos. Kas čia dabar yra? Čia mes sustojam prieš kitą automobilį, kuris negali nuspręsti, ar jisai nori važiuoti ar nenori, bet dabar jisai vėl užsimanė važiuoti, atsiprašau. Apie tai, ką kalbėjau, OPEC'as, naftos eksportuotojų monopolinė organizacija, užsiėmė tokiais dalykais, kad bandė reguliuoti, kontroliuoti, bandė kelti kainas tam, kad pakenktų vakarams, arba tam, kad padarytų vakarams pakankamą spaudimą. Idiotiškas dalykas, todėl kad kai pardavėjas bando nubausti pirkėjus, tai atsitinka taip, kad rinkos dėka pirkėjai visą laiką suranda geresnių variantų. Ir nuo to laiko tada įsijungia tokie dalykai. Kiti žmonės pradeda gaminti naftą, kuriems anksčiau neapsimokėjo. Atsiranda naujas išgavimo technologijos. Atsiranda naujos naftos verslovės. Tai yra skalūnų. Tai yra tokių kaip Kanadoje naftingųjų smėlynų. Atsiranda įvairiausių variantų, kurie pradeda staigiau apsimokėti. Prisimenat, kai Lietuva tik tai pasidarė nepriklausoma, labai pakilo pas žmonės šildymo kainos. Labai neefektyvus buvo komunalinio bendrojo šildymo sektorius.
šaltos žiemos, brangi labai rusiška nafta ir tada žmonės, kai kurie turėdavo brangiau mokėti už šildymą, negu būdavo jų, sakykime, pensija. Kas tada? Tada toj pačioj Lietuvoj, būtent tada pradėjo įeiti į madą autonominis šildymas, autonominės šildymo sistemos. Žmonės pradėdavo užsiimti ne tik krosnimis, bet kietojo kuro katilais ir kitokiais dalykais. Vienu žodžiu, kai tave bando nubausti ir išrūrinti pardavėjas, tai tu dažniausiai ne tai, kad nusimauni kelnes, išsitepi vazelinu ir bandai paklusti tam pardavėjui, bet tu bandai susirasti alternatyvų. Ir lygiai taip pat elgiasi pasaulis. Ir tie dalykai, kad ten naftos kaina pakilo iki $100 ir dabar šneka, kad tipo gali pakilti ir iki 200. Nu, jeigu naftos kaina pakils iki 200, tai atsidarys tokie klodai naftos gamybos, kad mes šiandien dar tikriausiai ne iki galo įsivaizduojam. Nu, tai yra ir Gajana Pietų Amerikoje gali padidinti naftos gamybą ir tokios šalis kaip ir Meksika ir Nigerija. Yra tokie dalykai, vėl gali staigiai įsijungti Jungtinių Amerikos valstijų skalūnininkai. Didžiausias gamintojas pasaulyje tapo būtent Jungtinės Amerikos valstijos, kurios turi labai daug variantų, kaip išvežti iš savęs ir parduoti energijos išteklius. Tai va ir gausis, pasikeis naftos tiekimo grandinės, pasikeis energetiniai įpročiai. Jau ir taip automobilių transportas labai susiefektyvino su savo degalų sąnaudom. Atsirado kažkiek tai elektromobilių, kurių pardavimai dabar stabilizavosi, prisnūdo ir neauga jau kuris laikas, todėl kad nelabai neypatingai apsimoka, ypatingai kai nėra subsidijuota elektros energija. Bet tai galima tais visais dalykais rūpintis. Elektromobilių pardavimus vėl galima padidinti, jo labiau, kad Kinija įėjo labai stipriai į šitą rinką. Ir nei automobilių pramonė, nei naftos pramonė nėra suinteresuota, kad labai užkiltų naftos kainos pasauliniai rinkoje, todėl kad kai jos labai užkils, tai žmonės pradės galvoti apie tai, kaip nenaudoti naftos. Nes dabartinės naftos kainos, kurios buvo iki šio karo, kurios buvo iki pakilimo, apie ten, sakykime, $60 už barelį, jos buvo tokios, kad jos gali labai ilgai laikytis ir jos pamažu dar po šiek tiek mažėjo, ir tai reiškia, kad žmonija dar gali daug dešimtmečių pasilikti prie iškastinio kuro, kuris proporciškai ypač išsivysčiusiom šalim darosi vis pigesnis. Dar manęs klausė čia kaipgi apie dėl to Hormūzo sąsiaurio, tai kaip čia yra, negi ten taip sunku užtikrinti saugumą praplaukiantiems tankeriams. Reikalas yra tame, kad Iranas vis dar turi papildomai pavojingų ginklų ir nelabai kas nori rizikuoti. Ten yra susikaupę keli šimtai, man atrodo, tankerių. Nelabai kas nori rizikuoti savo turtu. Apie kokį mes turtą šnekam. Nu, sakykime taip, senas Panamax tankeris, tai yra Panamaxas, tai yra tankerio standartas, kuris gali praplaukti per Panamos kanalą. Yra didesnių, bet jie nepraplaukia pro visus kanalus. Taigi,
toksai, sakykime, standartinis Panamaxo tankeris, jisai pats kainuoja nuo 10 iki 30 milijonų dolerių, jeigu jisai yra senas, jau naudotas, pavažinėtas, naujas gali kainuoti ir pydisa, naujas gali kainuoti ir ten iki 70 milijonų dolerių, nu, ten kiti dar didesni, dar modernesni, bet mes kalbame apie vidurkius. Tai gerai, padėvėtas 10-30, naujas apie 50 milijonų dolerių gali kainuoti pats tankeris. Ir tankeryje naftos, tam vidutiniam, sakykime, šių dienų kainomis yra už kokią 50 milijonų dolerių. Tai paskandintas vienas tankeris, mes galim sakyti taip, kad mes rizikuojam maždaug 80-100 milijonų dolerių. Čia yra toks dalykas, kuriuo nelabai norisi rizikuoti. Kažkas paklaus, ar tankeris nėra apdraustas. Taip, jisai yra apdraustas, visi tie tankeriai yra apdrausti, bet draudimas kelia savo sąlygas ir sąlygos draudimo, ir būtent dėl to draudimo labiau netgi negu dėl kapitonų sprendimų, labiau negu dėl komercinio spaudimo, būtent dėl draudimo reikalavimų tie tankeriai negali plaukti, todėl kad jeigu tankeris plaukia nepaisydamas draudimo kompanijos nurodymų, kad pavyzdžiui neturi plaukti tenai, kur yra aktyvūs karšti karo veiksmai, kur yra tam tikros rizikos tiems tankeriams praplaukti, kur jiems draudžia plaukti nedraugiškos valstybės ir taip toliau, tai tada, jeigu kas nors nedaug dievė įvyksta, tai draudimas nemoka už tą įvykį. Ir tokiais pinigais niekas lengvai neina rizikuoti. Juo labiau, kad galima įsivaizduoti, kokia iš tankerio pamušto skęstančio bus tarša ir kiek kainuos ten tos taršos surinkimo darbai ir visokie panašus dalykai, o dar ten priedo vyksta karo veiksmai, kai ten niekas nelabai norės ir gilysti. Vienu žodžiu, čia yra siaubo scenarijus. Tai būtent dėl to ten yra susikaupę keli šimtai tankerių, man atrodo apie 300. Paskutinį kartą, kai žiūrėjau, buvo prie Hormuzo sąsiaurio ir tie tankeriai neplaukia. Jie ramiai laukia, kol viskas paaiškės. Tai štai tokia yra tenai situacija. Bet sakau, visokių dalykų, visokių variantų, visokių įmanomų sprendimų pabrangus naftai atsiranda automatiškai. Čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip rinka viską sureguliuoja. Todėl mes negalim pasakyti, kiek ilgai tęsis naftos kainos, mes negalim suprognozuoti, kokios jos bus, sakykime, po 3 mėnesių, po pusės metų arba po metų, todėl kad tai praktiškai neįmanoma. Jūs gal prisimenat, buvo toksai dalykas, tragiškas ir komiškas, kai Lietuvoje nusprendė nestatyti atominės elektrinės, todėl kad žmonės menkesnių negu vidutinių protinių sugebėjimų Seime, arba tiesiog žmonės, kurie buvo nupirkti ir buvo lobistai kitos pusės, kurie atidirbinėjo ten rusų Gazpromui arba Lukoilui arba dar kitiems, jie sakė, kad tam, kad Lietuva imtųsi statyti branduolinę elektrinę, reikia paskaičiuoti ir garantuoti
kaip apsimokės tos atominės elektrinės darbas ir kokios bus elektros kainos laikotarpyje nuo dabar iki 25 metų po statybos pabaigos. Tai kai mes negalim suprognozuoti kitam rudeniui elektros kainų, ir tai yra neįmanoma, nes yra per daug dedamųjų, jie reikalavo, kad būtų suprognozuota 25 metam į priekį. Nu, ką tu tiem žmonėm padarysi? Tai lygiai taip pat neįmanoma nieko prognozuoti ir aš pasakyčiau taip, kad dabar tas kainų pakilimas, kurį mes matome degalinėse, pirmiausiai 2/3 šito dalyko sudaro akcizai visokie ir valstybės mokesčiai ir kiti dalykai, o tik tai mažąją dalį sudaro pati naftos produkto kaina, kaip ir visur Europoje, kaip ir daugelį šalių. Mes nežinom, mes mokame už tą volatilumą, mes mokame už tai, kad, iš esmės yra neaišku, kaip bus, kaip gali būti ir kas mūsų laukia. Tai yra, mes šiek tiek mokame daugiau, bet mes mokame ne už nuolatinį naftos kainos pakilimą. Yra tikėtina bendra ilgalaikė tendencija yra, kad naftos produktai po truputį pigs. Mes mokam už sviravimus, mes mokam už tai, kad yra sudėtingas mechanizmas, kuris galų gale pats save subalansuoja ir jisai save subalansuos. Ir vienas dalykas, ką gali žmonės daryti, tai nesitikėti, kad kažkas tai paims ir sureguliuos kainas ir padarys, kad jos niekada nesikeistų. Ne, su šito negali sureguliuoti, tu gali sureguliuoti tik tai save ir gali pasidaryti taip, kad tau nereikėtų ypatingai pergyventi ir kad tavo gyvenimas negriūtų, priklausomai nuo to, ar tavo pilnas bakas benzino kainuos 70 eurų ar kainuos 100 eurų. Tai neturi tavęs jaudinti ir neturi keisti tavo planų. Lygiai taip pat, kaip esu kažkada tai pasakojęs apie darbo saugumą. Tai yra, tu neturi rūpintis, kad tavęs tikrai garantuotai 100% kažkas tau pažadėtų, kad darbas garantuotas ir kad tavęs niekada neatleis. Ne, tikrasis saugumas ateina iš to, kad tu žinai, kad jeigu kažkas tai atsitiks, jeigu tave atleis iš darbo, tu nesunkiai susirasi kitą, todėl kad tu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir kvalifikacijų. Tai taip pat ir su nafta. O ten, kad politikai isterikuos ir kels isteriją ir sakys, kad jie stengiasi padėti paprastam darbo žmogui ir pasirūpinti ir užtikrinti, kad čia viskas liktų kaip yra ir niekas nesikeistų, tai neimkite plaučius, todėl kad tai yra politikų darbas rodytis, kad jie labai yra efektyvūs. Ir kad jie kažką tai daro su dalykais, apie kuriuos jie ilgalaikį perspektyvą, aišku, nieko pakeisti negali. Taip kad žiūrėkite naftos kainą, stebėkite, domėkitės. Man atrodo, kad tai yra labai įdomu, nes tai yra vienas iš tokių gražių pavyzdžių, kaip veikia rinka ir kaip keičiasi pasaulis labai elastingai, priklausomai nuo to, kur mes esam ir priklausomai nuo to, kokie faktoriai mus kiekvieną dieną veikia. Ir taip, būtent dėl to Irano karas yra irgi mūsų karas. Tai yra irgi apie mus, nes visas pasaulis yra susijungęs. Ačiū labai, kad klausėte šitą laidą. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esat su manim. Džiugu, kad remiate mane ir Patreone, ir Substack'e, per kurį irgi galite gauti priėjimą prie šitų laidų. Džiaugiuosi
ir iki kitų jums kartų.